Sveiki visi, basketinių žurnalistas ir GAU3 sport komentatorius Jonas Lekšas. Dar vieną savaitę su jumis, dar vieną savaitę, kai kalbu apie krepšinį ir dar vieną savaitę, kai pasiemu 5 rungtynes ir jas apžvelgiu. Tai nieko nelaukdamas pradedu nuo ketvirtadienio, nuo Graikijos milžinų derbio prie Olympiakos prieš Atėnų Panathinaikos. Europoje tai yra derbis ir tas derbis grįžo tik šiais metais, kai Erginas Atamanas atvyko į Atėnų Panathinaikos, Kostas Lukas persikėlė būtent iš prie Olympiakos į Atėnų Panathinaikos ir tai bus oficialus Lukos sugrįžimas Eurolygoje. Į Pirėjų tai kelia dar didesnį ažiotažą. Žinoma, šitas jau sugrįžimas buvo įvykęs Graikijos pirmenybėse, bet Eurolygė visai kita tema ir laukia super įdomus mačas, kadangi nugalėtojas realiai pratęs galimybę iškovoti antrąją vietą reguliariajame sezone. Oly žaibiškų greičių pastatė ant kojų Tomasą Vokapą, Terminatorius turėtų žaisti ir turėtų stabdyti Kostas Luką ir tai yra didelis akcentas šioms rungtynėms. Taip pat didelis akcentas yra Mustafa Falas. Nikola Milutinovo dar nėra, bet Falas tapo Graikijos taurės MVP, būtent finale supančiojo Olympiakos Panathinaikos puolimą ir iškovojo taurę ir Falas yra labai svarbus faktorius stabdant Matijasą Lesorą, kuris daro didžiulę įtaką Panathinaikos rezultatams šį sezoną. Manau, kad vėlgi bus labai sudėtinga tiek Lukui, tiek Lesorui kurti žaidimą ir daryti įtaką Panathinaikos puolimui. Nuo šių dviejų žmonių labai stipriai priklauso Graikijos milžinų rezultatai. Olympiakos taip pat žais namie, pastaruoju metu tiek vieni, tiek kiti demonstruoja labai gerą sportinę formą, bet galvoju, kad vėl matysime gynybinės rungtynės ir čia pergalė iškovos prie Olympiakos keliais taškais. Judame toliau, tas pats vakaras, ketvirtadienis, Eurolyga, Barcelona prieš Belgrado Partizaną. Barsos rezultatai atrodo geri, jie vis dar yra Eurolygos antroje vietoje, tačiau pastaruoju metu atsiranda tokia tendencija, kai Barsa pradeda susitikti su panašaus pajėgumo komandomis, pradeda jų žaidimas dreifuoti. Labai geras to pavyzdys buvo rungtynės Vitorijoje savaitgalį ACB pirmenybėse, taip pat nesenai vyko mačas namuose, kur visiškai po pertraukos namuose sugriuvo prieš Monako Rodžerio Grimau auklėtinį. Tuo metu Partizanas taip pralaimėjo Milane, ten buvo labai gražios atkaklios rungtynės. Jie gaudo į krintamasias, kiekvienas taškas jiems labai svarbus ir šioje sezono stadijoje labai svarbus yra Zeko Lidėjaus faktorius. Barsoje būtent ketvirta pozicija yra apnuoginta ir Lidėjus čia gali sužaisti gerą mačą. Taip pat daugiau lyderystės pradedu tikėtis iš Kevino Panterio, vis dėlto sezonas eina į pabaigą, Panterio stabilumo vis dar trūksta. Ir nenori, tikiu šitą Željko Obradovičiaus komandą, tikiu pačiu Željku ir galvoju, kad jie turi pasiekti įkrintamasias ir Barsoje kovos dėl taško. Būtent ir prognozuoju turbūt daugam netikėtai Partizano pergalę Palau Blaugrana arenoje. Mums Eurolyga šią savaitę įdomiausia, žinoma, vėlgi dėl Kauno Žalgirio. Žalgiris šią savaitę žaidžia irgi išvykoje kaip ir praėjusią ir šį kartą vyksta į Müncheną, į Andrėją Trinkierį buvusius namus praėjusius 3 metus, taip kad bus labai įdomu pamatyti, kaip italas bus sutiktas Vokietijoje. Abi komandos vis dar puoselėja viltis pagauti krintamasias. Aišku, tie šansai Žalgirio labai sumažėjo pralaimėjus Makabiui. Bayernas ant popieriaus žiūrint turi tų šansų daugiau, kadangi turi vieną pergalę iškovoję daugiau, tačiau tie šansai labai greitai sumenktų, jeigu jie pralaimėtų Kauno Žalgiriui. Tai laukia žūtbūtinė kova, labai įdomi ir trenerio akistata Pablo Laso prieš Andrėją Trinkierį. Žalgiriui manau, kad bus daug problemų. Stabdant Seržą Ibaką pastaraisiamis savaitėmis išryškėjo Žalgirio problemos kovoje dėl kamuolių. Tuo metu Ibaka demonstruoja tiek gerą sportinę formą, tiek ir žaidžia įspūdingą sezoną, juolab, kad ir Kaune jis buvo didžiausias Bayerno faktorius. Kita vertus, Bayernas žaidžia laisvą žaidimą Pablo Laso komandoms. Tai yra būdinga. Laso apskritai atrodo daugiau ruošia savo komandą negu žiūri į kitas ir tų praleistų taškų netrūksta, ypatingai prieš pagrindinius varžovų žaidėjus ir kažkaip galvoju, kad Keenanas Evansas bus vėl atrakintas, žais labai geras rungtynes ir Žalgiris rezultatyvioje kovoje iškovos labai svarbią pergalę, kuri padės tęsti kovą dėl įkrintamųjų. Su Eurolyga tiek, bet šią savaitę vyksta labai įdomių susitikimų ir mūsų lietuvėlėje ir pirmiausia mačas Vilniuje, Rytas prieš Klaipėdos Neptūną. Rytas tikrai labai maloniai nustebino, beveik net ir šokiravo maču Kaune, kur išretėjusios sudėties metė tokią kovą Žalgiriui, kur realiai buvo geresnė komanda, bet galiausiai tiesiog atidavė pergalę kauniečiams. Tuo metu Neptūnas prie Vovoro dar vis nepralaimėjęs, laimėjo ir prieš Šiaulius, laimėjo ir visai staigmeną pateikdami, nugalėjo Panevėžiečius išvykoje. Įdomu ir tai, kad Ąžuolas Tubelis žais prieš savo realią komandą. Šitas mačas turi daug akcentų ir manau, kad Rytui nebus lengva.
Neptūnas jau atrodo visą sezoną yra labai arti to, kad žaistų Lietuvos didžiojo ketverto ritmu. Daug taškų iššvaistyta, bet tiek ta pergalė Panevėžyje, tiek apskritai serija KMT ketvirtfinalyje parodė, kad Neptūnas gali būti toje vietoje, kovoti dėl to ketverto. Visgi galvoju, kad Vilniaus Ryto žaidimo stilius yra labai neparankus Neptūno veteranams. Rytas žaidžia greitai, namuose tai atrodo dar su didesnė energija ir klaipėdiečiams gali būti sunku spėti. Manau, kad Rytas vėl bus labai rezultatyvus ir iškovos pergalę dviženklę persvarą. Ir paskutinis savaitės mačas, kuris man labai įdomus, tai Vilniaus Wolves dar vienas rungtynės sostinėje prieš Panevėžio 7bet Lietkabelį, ir tai rungtynės, kur realiai turėtų spręstis 3 vietos LKL reguliariajame sezone likimas. Paskutinis mačas su Wolves su 7bet Lietkabeliu buvo kirvio iškasimas Kęstučiui Kemzūrai, po jo atėjęs Nedas Pacevičius sugrąžino ramybę į Wolves žaidimą, sugrąžino visiems situacijos žinojimą, aiškesni vaidmeniai tapo tiesiog žaidėjams ir tas žaidimo pagerėjimas labai staigiai pasijautė. Pažiūrėsime, kiek tas faktorius trenerio pakeitimo dar laikysis, vis dėlto stebuklų krepšinėje nebūna ir tie dalykai su laiku daugiau mažiau turėtų išsilyginti. Vis dėlto Wolves šiuo metu palieka visai neblogą įspūdį. 7bet Lietkabelio situacija labai stipriai priklausys nuo to, ar galės žaisti Deividas Sirvydis, kuris turi problemų su Achilu, kiek girdėjau, tai nežinau, žiūrėsime, ar jis bus pastatytas ant kojų savaitgalį, nes tai yra pamatinis žaidėjas, lemiantis labai daug ir labai svarbus Nenado Čanako schemose. Manau, kad iš šiandienos perspektyvų žiūrint, tai yra dvi labai lygios komandos, bet niekas nenori potencialiai pusfinalėje susitikti su Kauno Žalgiriu ir laimėtojas galimai to ir išvengs. Taip kad ant sekmadienio rungtynių labai daug pastatyta ir šiai dienai prognozuoju labai atkakles, lygias rungtynės ir paskutinėmis minutėmis pergalę iškovos šeimininkai Wolves. Šią savaitę tiek, toliau judame su krepšiniu, prognozės tęsiasi ir iki kitų kartų.